Sveiki. Šiandien jums parodysiu magijos triuką per Robloxą. Jeigu nežinojo tokio, parašykite komentaruose. Man bus įdomu sužinoti. Jeigu to triuko nesat matėte, aš turiu žuvytę. Man faina ją turėti. Dabar aš jums rodau galiu triuką, jau palaukit. Ne, aš iš naujo bandysiu. Nueini ant šitos lentos. Tokia va. Ir nelabai pavyko. Tiesiog. Palaukit, pabandykim antrą kartą. Ir nepamirškit užprenumeruoti mano kanalą, jeigu triukas pavyko. Jeigu jums pavyks padaryti. Va. Volia. Matėt? Ir dar susipynėm parodys. Reikia labai įsisupt. Nu, tai tuo jau. Nu, čia nukritimas liktais buvo. Čia kokį tikėjausi. Nu, hebra. Čia liktais bus klipukas. Tai ką žiūri YouTube'ą, man labai patinka. Užprenumeruokite Titas Pro kanalą, jeigu norite naujų vaizdo įrašų. Žinote, kuo daugiau prenumeratorių bus, tuo daugiau vaizdo įrašų bus. Va, aš jums čia taip pasakysiu. Gerai, pabandysim pakelti šitą mergiotę ir jis sutiks. Ne. O, greitoji pagalba, stabdom greitoje. Atsilipsi, haha. Mes važiuojam su senė greitojoje. Aš nesėdėsiu prie moteriškės. Aš norau į tą. Hebra, norit parodysiu slaptą vietą? Va. Dadadam. Varai čia. Nežinai, kaip užlipti. Va, aš žinau, kaip užlipti. Va, pasiėmi šitą. Kopečius. Ir padėti kopečius. Ir eini. Čia yra tokia slapta skylutė. Ir jums yra apleista patalpa. Čia kažkokie zombiai šaldyti. Daugiau kas čia. O čia sėdėjęs tik gali. Tokios laiko mašinas. Tai va, aš jums parodžiau braukeivinę. 2 magijos triukus ir 3 slaptą vietą. Jeigu nori daugiau slaptų vietų, sakykit komentaruose, parodysiu. Aš dar žinau. Galiu parodyti dar slaptų vietų, kaip pavyzdžiui pasprukti iš kalėjimo ar ką. Aš žinau. Tai va. Jeigu nori daugiau vaizdo įrašą, tai paspauskit mygtuko like ir prenumeruokite mano kanalą. Palaukit, aš jums parodžiu emoji. Ne, šitą nerodysiu. Va. Nu tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Titas Pro ir man su jumis buvo smagu. Nu, tai visa.